Ir šiandien mes išbandysime 3 biudžetinius variantus, kuriuos turime čia mūsų aerodrome. O čia vietiniai laukiniai vėl duodasi. Turime pirmąjį variantą. Opelis. Jį nupirkome nesenai šią savaitę. Turim savo mylimą Renault ir aišku Fordas, kaipgi be Amerikos. Taigi šiandien mes su jais pamandysime pasidraskyti ir pažiūrėsime, kuris automobilis yra patvariausias, kuri yra didžiausias pravažumas ir kuris geriausiai stabdo. Nu ir aišku, galę patikrinsim, nes kaipgi be galios tikrinimo. Tai ką, einam papasakosiu apie kiekvieną atskirai ir pažiūrėsime, ko ypatingi šie automobiliai. Taigi turime Opelį. Turim Opel Signum, 4 ratai, kas yra privalumas, buferis. Buferis yra aplūžęs, nes iš praeito savininko, kur pirkom, šitas automobilis buvo nupirktas tam, kad jis galėtų buferį tiesiog nusimti ir užsidėti ant savo Opelį ir taip sutaupyti pinigų. Kaina 300 eurų. Užeikime į saloną, parodysime, kokie yra privalumai. Šildo, visų pirma šildo, mechaninė pavarų dėžė, 2 sėdynės prieki, 3 gale, vairas multi ir pats pagrindinis dalykas – muzika, kuris diskas groja. Tai va, pagrindinė esmė tokia, 4 pilnos padangos, čia mano esmė, kartais nesikuria. Nieko tokio. Kartais sakė dumina, bet dabar jau prasidirba nebedumina. Tai ką, einam prie sekančio bolido, mūsų mylimiausio Renault. Tai va, turime Renault, daug pasakoti apie šitą bolidą nereikia. Yra irgi taipogi 5 sėdynės, 4 ratai, tuščią padangą turim, tai tą reiks prisipūst. O apie patį bolidą, variklis susigrė, biškį leidžianti frizą, bet čia nieko tokio. Nėra bėgių svirtės, bet yra rankinis. Yra rankinis, vienintelė mašina čia yra su veikiančiu rankiniu. Tai esmė tokia, kad ir vairus, ir sėdynės, diržas, to ir te reikia. Veidrodžio nėra stogo, nėra stiklo, tai mūsų vairuotojas pasirūpino akiniais, tai to ir džiaugiamės. O dabar perkime prie mūsų ekskliuzyvų iš Atlanto, kur Amerikos yra džiaugsmas, Ford, bet ne Mustang. Va čia yra bolidas. Čia yra tikrai aukso kūrinys, 3 metus stovėjo. Dizelinas vis dar tas pats senas 3 metų dizelinas, 4 lėti ratai, vieninteliai lėti ratai, apart Opelio, kur yra dar 2 lėti. Veikia lempos, pats užsikuria, pats važiuoja, pats stabdo, nu čia yra tikrai vertas automobilis dėmesio. Apie patį saloną, 2 žiurkės pasikorusias radom, tikriausiai dėl maisto, nežinau dėl ko. Vairas aptrauktas, apsiūts, naujas, dar jaučiu šilmą iš Amerikos grįžusi. Tai va, mechaninė pavarų dėžė, vienas rakinamas ratas galinis, tai sąlyginai privalumas, nes Opelis neturi nieko. Veikia visi langai, visos sėdynės. Kaina šito automobilio nežinau, gavom remimų šitą, tai sakėm, grąžinsim, iš kur paėmėm, sakė, atiduoti tokį, kokį paėmėm. Mes pasistengsim. Tai va, ką, judam tada prie modifikacijų ir į trasą. Ką, turime pirmąją rungtį, tai yra rato rungtis, įveikti trasą kuo greičiau. Tai pirmas ratas, apžvalginis ratas, aš dabar pasidarysiu apžvalginį ratą ir baigiantis pirmam ratui, aš jau startuosiu į antrą ir nuo tos akimirkos mes nuimsim laiką. Tai ką, pradedam ir pradedu važiuoti tada apžvalginį ratą. Laimingai. Pradedam daryti, tai 3, 2, 1, judam.
įveikėm rato laiką. Nežinau, kaip man sekėsi. Ant galo, paskui jau trečią, dar variau vieną ratą šiaip prasipūst. Tai užgesau, gerai, kad kolegą pagelbėjo. Nežinau, rato laiką pats nežinau. Šiaip sąlyginai tikrai neblogai įveikiau. Tai tikėsime, kad bus gerai. O dabar einam prie, nepamenu surašė kas, bet gali būti Fordas. Tai metas jam. Turim bolidą, poną Fordą. Ir ką, pradėkime apžvalus ratą, bičiulį. Pabandysi? Nu, davai. Mašina. Metas Renault siūsti į aikštę, tai varom jau užpūsim padangą, nes vėl tušia ir leisim Renault į trasą. Trys ratai. Pirmas apšilimo ratas, pasižiūri trasą, antras pralėks dideliu greičiu, mes nuimam laiką ir paskui jau trečią kaip norit. Tai davai, pivaryk apsišilimo. Renault jinai iš masės gali būti, kad jinai labai lengva. A gal čia tiesiog daug garso mums dėl to, taip atrodo, kad jis lekia. Saino, žinok. Ir jis turi ryčiaką dar gerą. Tai va, čia jo pliusas šiaip didelis, bet va čia tai minusas gaunasi ties bėgiais. Aš žinau, kad galvoju. Čia sulėtėjo. Nu, pažiūrim. Aš manau bus antras. Aš jaučiu, aš būsiu trečias. Va čia ir gali būti Renault pabaiga. Ką? Turim pirmo challenge'o rezultatus. Tai dabar, matau, Opelio laikas yra minutė 16. Yra tą laiką parašysiu čia. 16. Teskime. Čia Fordo. Eik tu naštį. Čia Fordo laikas. Renault. Renault čia? Čia Renault. Čia Fordo. Pizį. Čia matome, jog mūsų Opas yra praščiausiai rezultatas. Tai rezultatas būtų čia 3 taškai. 3 taškai. Čia 2 taškai. Čia 1. Sveikinu. Nu ką, Renault matome pasiteisina, bet jo ratas liko ant vieną varžtą. Tai čia drago lenktynėse gali tas pasijausti. Dabar einam pasidraguotą, ne? Dabar bus dragas. Tai bandysime visus galės. Nu, pradžiai mane užtum, tada varysime dragą.
Tai ką, dragą įveikėm, kartuojam antrą kartą, nes Fordų bėgiai neįsimušė trečias bėgis, bet rezultate atsūkus medžiagą mes pamatėm, kad visgi laimėjo Renault. Tai galim suvesti rezultatus. Tai būtų dabar Fordas, kiek atsimenu, trečias. Tai 3 taškai Fordui, Opelis 2 ir Renault vėlgi lieka pirmas. Kažkas neįtikėtino. Nu ką, dabar laukia virvės traukimas. Lietuvos čempionatas vyksta virvės traukime, tai dabar bandysime. Bus 3 etapai, bet dabar tik tai reikia sugalvoti, kaip išskirstyti, kad nu, taip, visi su visais prisitraukti. Nu čia nėra sudėtinga, padarysim. Dabar Opelis prieš Fordą. Važiuojam. Masė labai skiriasi, bet įdomu, kas čia gausis. Tai realiai net nėra trečio raundo, nes jisai gaunas antras, jis trečias. Viskas aišku. Nežinau, ar taip daug ir tikėtas, bet mes gal ir ne. Bet ar man kilpo, tu druskai kilpų išplėši. Nu niek. Gerai. Pasirodo, Masė vis tiek pralošė, gal kad aš sunkiausias, aš toliausiai ir nuskridau. Renuškė lengviausia, Renuškė ir mažiausia. Tai varom užpildysi lentelę ir judėsim prie kitos lentės. Tai ką, vėl Opelis pralošė, 3 taškai. Ne, stabdė. 3 taškai, Fords antras. Ir Renault pirmas, kai vėlgi, o čia dar neužpildėm, tai prie tą pačią išpildom virvės traukimą. Opelis pirmas, Fordas antras, Renault trečias. Keista matyti, bet jis liko trečias. Slalomas. Ar mes pakeičiam slalomą į tiesiog, trasos, suprantat, 3 išlekiam, 10 ratų padarom, kas finišuoja pirmas, tas pirmas. Kiek? 5 daro. 5? Labai daug gražimo dar, 7, keliai vietą. 6 nori. Birutį, naują ratų uždėjom ant zapaškį, lėtai. Va, išgižėm skylę, pažiūrėkit, su ko. Net nesugrašt. Ką, žinau, kas šį yra. Čia frezuot. Freza? Tai mes išfrezavom skylį naują. Renault. 2 varžtai. Nedarykite to namuose. Ačiū. Šitos lenktynės duoda 3 taškus. 3 taškus, kas laimė, tas gauna 3 taškus. Tai čia visai toks lemiamas dalykas. Ir trasą galime veikti taip, kaip norim. Va čia jau tokį duodu hintą, kaip įveiksim, taip įveiksim. Valimi kontaktai, viskas, tai čia jau jūsų pasirinkimas, kaip trasą įveiksim. Tai va, einu pranešti jam, kad trasą galima įveikti kaip norit.
O, Renault, biški pavargusi. Rato gir nebeturit. Iškrydo kažkaip. Galvoju, vošim, kad jau tave, kad atsirėmiau ten, jau galvoju, vošim, naktą. Nu, su bedvėjai visą laik variai. Į tą zapaškę kiaurų. Zapaškę irgi kiaurų. Su tokia muzika variai? Eik tu, vėliau čia laimėjau. Laimėjai, tu vienintelis gyvas. Mano būtų įdomu prieš šį darbuoja, bet jam ratą pametė. Aš taip važiavau nuo antro rato. O čia ne, aš čia tau tribinu. Ne. Ne, čia mes Jau ateina posūkio. Bet geriausias momentas, karočią pistam, gazu, nakui. Ir tik suselų lygį, atsisik, tu. Aš čia brėžiu. Pistam, jį čia tiesiog vytis beratas. Gerda bėga. Jis bėga, nu. Aš irgi bandžiau pavyti, neįmanoma, atrodo, buvo pavyti. Bet užgesą jau amžiams turbūt dagė. Paskutinės varžybos pareikalavo daug aukų. Daug. Vadinasi, kad du Renault ratai mirė. Aš užgėštau 3 kartus, nusirašiau į brokus ir pasibaigė mano gyvenimas ten. Tai bendroj suvestinį Fordas šitas varžybas laimėjo. Rašysim į slalomą, nes čia vis tiek varžybos buvo. Nu čia, suprasim. Slalomą praleidom, padarėm varžybas 6 ratų, 6 ratus įveikėm, aš gal tik 4 iš viso, Renault 5 jaučio, o Fordas visus 6. Tai esmė, kad gaunasi Fordas gauna 0 taškų, nes reikia surinkti mažiausią taškų skaičių, kad laimėti. Opelis gaunas paskutinis, tai jisai gauna vos ne 4 taškus realiai. 3 sakė. Nu jo, teisingai 3. Ir čia gaunasi 2 taškai. Tai bendroji sumai dabar reikia suskaičiuoti. 3, 5, 8, 9, 12. Fordas 2, 5, 7, 9. Ir mūsų mylimas Renault 1, 2, 4, 6, 7. Ką čia turim, kad vėl Renault ima viršų. 8 Renault. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gal ir porą varžtų išmušė iš galvos. Esmė, kad eina savo. Šis automobilis, kurį nusipirkom už 200 eurų, padarėm baseiną. Padarėme, ką mes dar padarėm? Gavom stogą. Šiandien gavom vėl stogą, netyčia tempdami apvertę mašiną, vos nemirė mūsų kaskadininkas. Bet išgyveno, tai, kosmosas ką Renault šitas galėjo. Gaila, kad jisai jau gali būti anaplinšė, bet aš manau, kad kūrą užpilus, jisai tikrai užsives ir, what the fuck bus, pamatysit. Užpilsiu kūrą, padarysiu atskirą istoriją, ar dar kažkur įkelsiu. Užpilsiu kūrą ir pamatysiu, užsikursiu dar. Tik aišku, ratų neprisuksim, bet sakė, įmanom gal privirinti. Tai tiek žinių, rinkitės Renault ir jinai nėra gavnu, kaip visi sako. Tai ačiū, kur žiūrėjot ir susitinkam gali būti kitose bulių kautynėse, nes žiauriai patiko šitas sportas ir kviečiu į šitą trasą, kurią esam padarę. Tai jeigu turit šiukšlę, rašykit man ir susitinkam šitam kaskadininkų aerodrome. Davai! Filmuokė apie dutas. Aš noriu gyvenime kažko pasiekti. Kurva, čia grinai sunta yra. Kaip nusivalyt? Ai, yra Opelis. Bet akumas įsikrovė, man atrodo. Nieko, čia jis jau senai buvo. O tai kaip užkursi? Užsitrauksim, arbulinį.